sekantis veiksmas tai yra kalendorius. Ir Microsoft Projectas turi 3 kalendorių tipus. Tai yra projekto kalendorius, tai yra viso projekto. Resursų kalendorius, tai yra, kad žmogus, nepaisant koks yra projekto kalendorius, jisai turi savo atostogas, nedarbo dienas ir panašiai. Tai resursų kalendorius yra truputį viršiau projekto kalendorius. Ir yra užduoties kalendorius. Užduoties kalendorius tai yra toks kalendorius, kai mes kai kuriom užduotim galim priskirti specifinį darbo laiką. Tai yra visos užduotis vyksta pagal numatytą grafiką, o kai kurios užduotis pagal kitokį grafiką. Tai va čia, kur buvo jūsų klausimas, reiškia, kad kai kurias užduotis padaryti šeštadienį, sekmadienį, kad jos galėtų vykti. Tai tam mes kursime atskirą užduoties kalendorių.